Jeigu tau nuolat pučia pilvą ir jautiesi pavargusi, čia ne šiaip sau. Daug žmonių galvoja, kad kaltas maistas, bet dažniausiai problema yra žarnyno sveikata. Kai žarnynas yra išsibalansavęs, atsiranda pilvo pūtimas, nuovargis po valgio ir stiprus cukraus noras. Tai reiškia, kad tavo mikrobiotas neveikia taip, kaip turėtų. Ir tada organizme kyla uždegimas, krenta energija ir darosi sunkiau mesti svorį. Aš pati su tuo kovojau labai ilgai ir daug metų, kol supratau, kad reikia tvarkyti žarnyną iš vidaus. Ir kai pradėjau rūpinti savo virškinimu ir geromis bakterijomis, dingo škietėję viduriai, pilvo pūtimas ir atsirado energija. Ir tik tada svorio metimas pajudėjo. Jeigu tau pažįstama šita situacija, parašyk žodį žarnynas ir aš pasidalinsiu, nuo ko pradėti.